Jei meilės Sveiki, laivas kitam krante. Jei neša būrės į Pas tave. lai mūsų meilė sugrįž. Ne. Ne, sveiki, taigi vėl susirinkę į trečią epizodą Netikę. Rosita ir Marius. Sveikučiai. O Dieve, norėčiau taip. Oh my god. Jo, tai ką, susitinkam po geros savaitėlės. Pagaliau ne po metų. Ne po metų, radome laiko, radome ir daugiau vis rasime. Aš žinai, kas mane labai erzina paskutiniu metu. Nu, klausau. Iš tikrųjų. Ir vat galbūt nuo to ir pradėsiu. Tai blemba kamšteliai. Ar jūs pastebėjot, kokia yra dabar nesąmonė? Aš nežinau, ar tai yra Lietuvoj. Jo. Yra ir Lietuvoj, bet, žodžiu, kamštelis, jis nenusisuka iki galo, bet kokio gėrimo. Vandens, man atrodo, tik nusisuka iki galo. Jo, man atrodo. Vandens, jo? Jie tokie yra siauresni, tu juos turi užkelt, kad užsisuktų normaliai, jie nebenusima. Ne, nu, ta prasme, logikos tame, aš nežinau, tipo paprašiau atsigert, jis atsilenkia, man jis trukdo, man jis liečia nosį, braižo pastovi va čia. Nu, rimtai, aš sakau, ar jum neiškilo šita problema, blemba? Jo, aš nesuprantu iš vis, kam dviratį per naują išradinėt. Buvo normalūs kamšteliai, kam juos padaryti nenusimančius, nes tipo glušiai pameta, kaip čia dabar gaunas. Rankos nesugrabalioja kamštuko išlaikyti 2 sekundės, kol jis atsigeria. Gal, žinai, kaip tipo būna, Wow. Sprendė problemą tie, kurie daug geria mašinuose, žinai, ir kai tu vairuoji, spaudi tarp kojų, suki ir kamštelis, pys, nėra. Jo, o kaip su šitą, aš net neįsivaizduoju, kaip su viena ranka galima šitą užsukti, nes tu turi užkelt kamštuką, kad jis būtų lygiai bei su briauna ir tada užsukti. Ne, aš tau visą laik duodu, kad tu suktum, jeigu aš vairuoju. Ne, aš ne apie tai. Aš ne apie tai. Tai va, žodžiu, problemėlė tokia. Nepasitenkinimą savo pareiškė, nes Pareiškiau. Pakomentuokit, ar jūs irgi nervina tie kamšteliai? Ar čia tik mane vieną erzina jie? Žinok, jeigu tik tave vieną, tai turėsi susimti šiek tiek. Mane braižo nosį. Aš turiu vis laik persukti Tai- kitą pusę, kad žanda tada braižytų. Aš nežinau, kaip tu geri, bet man nieks nieko nebraižo. Nu, tau kitką pabraižo, Nu, nesvarbu. Man, aš skarbonkiam, vat, pavyzdžiui, atsigaivinu ir man nieks ten nieko nebraižo. Skarbonkiam. Ok. Tai va, tai tiek naujienų po šios savaitės apie kamštelį. Na. Ne, iš tikrųjų, šiaip labai ačiū jums, kurie sekat mūsų Instagrame, kurie komentuojat, kurie žiūrit video, laikinat, renkam crazy peržiūras, ta prasme, Jo. Wow, Instagrame, tai čia žodžių nėra, net 200 šoke. 500 tūkstančių peržiūrų, 4, 3, jau virš 20 mažiausiai. ta net ir prasme, podcastas ir apskritai podcastų, net ištrauka 20 000, man atrodo, yra peržiūrėta. Wow, iš Aš tikrųjų šoke. laukiam būna ir žinučių ir tokių komentarų. Ir ne tik Instagram'e, ir TikTok'e, ir iš tikrųjų gražių, tai labai fainai, labai smagu. Ir tai va norėjom padėkoti. Tikrai labai ačiū Šaika, tikrai super, followinkit ir toliau, keliam ir storiukus, visokius, ką veikiam ir taip toliau. Ne kiekvieną dieną kartais būna pasimiršta. Nu, gyvenimas yra gyvenimas, žinai, tai irgi mes nutinka. viską darom for fun, tai nėra kaip, mes neinfluencinam. Nu jo. Vienas kitą tik užinfluencinam Vienas dažniausiai, kitą. bet viskas. Tai va, tai ačiū labai, tikrai nesitikėjau tokių dalykų, kuriam kontentą toliau, kursim tikiuosi dar įdomesnį, dar jums labiau prieinamesnį, kuris jūs priims, jaustės to dalimi ir bus smagu. Iš tikrųjų jo, dabar pradėjome šiek tiek aktyviau daryti TikTok live'us. Nu, į dieną bent kartą padarom. Jo, arba bent kas antrą dieną, tai tikrai. Ir labai fainai, nes, mūsų žmonės, kurie žiūri, Kontingentas, tas publika, žmonių mūsų publika. publika, mes taip fainai pabendravom, tu prasme, ir apie gyvenimą, ir apie ekonomiką, ir apie bairius, ir taip toliau, ir pažvengiam, daug Išties. pasijuokiam. Tai va tas yra faina, kad, pavyzdžiui, ir šiaip, mes tų betlų ten retai darom, bet jeigu susijungiam, kad kažkada gal jo padarom, bet šiaip pagrindė dažniausiai Nesmė, iš bendraujam. Ir buvo tokia moteris prisijungus iš Anglijos ir irgi buvo labai fainas ją pasikalbėti, jinai pirmą kartą sakė, prisijungė prie kažko į laivą ir ten... Jinai labai norėjo prie mūsų prisijungti ir mums pasakyti, kad jai labai yra fainai mus žiūrėti į tikrus žmonės
žiūrėti tikrų žmonės į tą visą tokį nuoširdų bendravimą, nes iš tikrųjų tai turbūt jau tas internetas tampa fake nuoširdumas, iš tikrųjų toks, nežinau, aš tai to nuoširdumo mažai, kur randu, nes tą patį Instagram atsidaryk. Anksčiau dar būdavo žmonės kažkokius reviewsus daro nuoširdžiai. Vadinkim, kosmetika kažkokia, ne, ten daiktai, nu, ta prasme, čia amplitudė yra begalinė, tiek maistas, o žiūrėk dabar jau nesuprasi, net dar TikTok'e dar turi žymėti, kad tai yra paid tipo reklama. Tai pagal įstatymą lietuviškai ir Instagram'e turi žymėti, kad tai yra reklama ir tu turi žymėti be brand narystę, dabar gali žymėti kolaboraciją. Kažkaip, nesu tikra dėl šito, bet ta prasme, nu kažkaip, aš tai pasigendu tų tikrų dalykų, nes aš nežinau, ar visi, bet nu, tikrai žmonės supranta, kaip šopai atsiranda, kaip žmonės pardavinėja dalykus ir kuriasi kuo didesnį followerių skaičių tam, kad jie pirktų iš jų ir tai yra tiesa, kažkas tuo susiduria, nesusiduria, bet ir tai daro dažniausiai tik dėl to ir produktus aptaria teigiamai tik dėl to. Tai kažkaip man va šitas dalykas, man norėtųsi, nu, kad, žinai, šūdą į popieriuką įvyniojus, vis tiek šūdas lieka. Tai... Na, matai, ko nepadaro pinigai, tai padaro didesni pinigai ir čia skyka nori. Ne, tai viskas yra gerai, tai visa tai turi būti, bet, nu, šiek tiek norėtųsi tos tokios, to tokio biškelį, nu, realybės, žinai, daugiau tokios. Aš suprantu, ką tu nori pasakyti, noris tos tikrovės, tų tikrų įvertinimų, tų tikrų reviewsų, jų dabar retai gausi. Nes realiai tu bet kokį, aišku, yra galbūt influencerių, kurie tą produktą ne bet kokį pasims tikrai ir tikrai žinau ne vieną, taip. Kuris, nu, ten, sakykime, šūdo tikrai nereklamuos, ar neišbandęs to produkto sakys, tarkim, aš gausiu jūsų produktą, aš patikrinsiu, jeigu jis man patiks, tada pasirašom sutartėlę, pervedat pinigėlius, aš padarau reklamą. Jeigu man nepatiks, nu, tiesiog taip pat. Tai gerai, žinai, kai yra tokių moraliai atsakingų, tai žmonių tai tada fainai. Yra, tikrai yra. Pavyzdžiui, kaip irgi Dominikas Dikštys sakė, niekada nereklamuosiu kripto, žinai, praeitą savaitę, bum, skemerius reklamuot pradėjo kripto, nu, žodžiu, tai... Kartais turi dar įsiaiškinti, ką tu reklamuoji, nes vis tiek, nu, žodis nežvirblis, man atrodo. Nu, bet turint tokią auditoriją, pavyzdžiui, žiūrint, jeigu jo auditorija, tai yra jauna auditorija, 130 000 sekėjų, kiek turi virš 100 000 tikrai, tai yra žmonės nuo 13 galbūt jaunesni iki 30, čia didžiausia, ta prasme, auditorija, aišku, yra ir vyresnių, tai tu, nu, blemba, tu jau turi labai atsirinkti, tu jau veipų tikrai nereklamuosi, ten kazino, tuo labiau, žinai, ten kripto, skemeriai, signalai, taip toliau, nu, plus pagarsėjęs per visą Lietuvą tas skemeris yra, tai visi jau žino, bet vat, kažkaip va taip, nu, ne visi, reiškia, dar žino tą dalyką. Nu jo, kažkaip trūksta to tokio kritinio mąstymo suvokimo, ką tu darai ir vertinti, žinai, kas yra aplinkui tave, nes iš principo, žinai, kai tu nueini parduotuvę, nereiškia, kad viskas, kas yra parduotuvėje parduodama, tai yra sveika tavo kūnui, supranti? Tai tas pats yra ir su informacija, ir su kažkokiais produktais, nu tai marketingas yra marketingas, žinai, bet vėlgi, vat, geriausias pavyzdys tai yra, kad, nu, reikia šiek tiek to kritinio mąstymo turėti, nesvarbu, koks tu ten žvaigždūnas ar žvaigždūnė jautiesi, žinai, arba kad tu turi kažkokią armiją sekėjų ir tai savaime padaro tave kažkokiu vedliu ir čia vadinkim tokių žiniuonių. Tikrai taip nėra. Na taip. Bet sakau, kremai yra kremai, jau kripto pinigai yra visai kas kita. Ja. Tai yra jau, kaip sakyt, gali labai didelį nuostolį žmogų nuvaryti, kaip sakyt, o kremą nuspirkęs, nu ką, taracoką 100 eurų bet daiktą turėsi, galbūt draugiai duosi dovanų, žinai, jeigu tau netinka. Nu jo, vis tiek tai yra skirtingos tokios sritys, žinai. Jo, tai va. Tai kaip ir, jeigu grįžtam prie tos temos, pradėjom daryti tik tokį labiau laivus, visai viskas fun, mes anksčiau kažkaip nedarydom, arba labai retai tą darydom, dabar tiesiog atsiradę buvo šiek tiek daugiau laiko, tai va kartu pasidėdom, pažvengdom, linksmai praleisdom laiką ir jo, tai galbūt ir norėtųsi biškį apie tą tik to kontingentą pasikalbėti, apie visą tą kultūrą, kas atsitiko, kas pasidarė
su mūsų TikTok'u Lietuvoje. Aš manau, kad tai nėra tik Lietuvoje, nes mačiau ir Estijoje, ir Latvijoje tas pats. Nes iš pradžių, kai buvo kurtas TikTok'as, jis realiai buvo kaip Vinesai, žinai, trumpi video. Kūrybinė tokia erdvė, vadinkim turbūt, ne? Kūrybinė videografinė erdvė pasireikš žmonėms. Nes niekas neturėjo nei Facebookas, nei Instagramas shortsų, nei Reelsų, nei YouTube shortsų. Nebuvo tokių dalykų. Nebuvo, paskui atsirado TikTok'as, ir aišku, copy-paste. Biški irgi mąstė. Tai žodžiu... Surimavai gerai. Ir ką? Ir pradėjo žmonės kelt kontentą, daryti video. Tada žmonės pradėjo tos video, jeigu patinka, laikinti ir followinti. Ir taip žmonės pradėjo kurti dar daugiau turinio. Ir tas turinys buvo labai adekvatus, nes žmonės kurdavo kontentą. Bet supranti, tai buvo turinys ir video. Jeigu tu pasižiūrėtum, paskrolintum, aš pavyzdžiui pati irgi praskrolinu, tarkim, žmonės, kuriuos aš seku, ne, ar ten kažkokius lietuviškus, senietiškus puslapius, akauntus, ne puslapius, tai yra video keliami kas kiek dienų, tai yra turinys, kurio realiai, nežinau, mažai kas pradėjo bekurti, visi nuėjo į tuos laivus, ne visi, aš taip neabsoliutinu, bet... Tai aš dar norėjau užbėgti įvykiams už akių ir pasakyti, kad žmonės įdėdavo daug pastangų ir darbo. Įrodydavo savo, pavyzdžiui, talentus. Įrodydavo talentus, pavyzdžiui, Bela Porča, ne, tenais išpopuliarėjo su savo tojus mimikom, ne? Jo. Neaišku, bet nesvarbu. Žodžiu, bet kūrė kontentą toliau, ne? Po to, tarkim, ta pati mūsų, kaip jinai ten vadinas, ta Gerda, ne Gerda, ta, Jėzus, Marozė, ta, merga. Nežinau. Mergina, ta, iš TikTok'o. Kur tėvelio bairių. Goda problema. Goda problema, va. Tai va čia žmogus, paimkim, pavyzdį, Goda problema. Jo, bet aš, pavyzdžiui, gerai, čia yra kūrėjas, komikai, viskas gerai. Apie ką aš turiu omeny? Ta prasme, tai yra, bet buvo ir daugiau kitų dalykų. Pavyzdžiui, man labai patinka merginos, kurios tiek užsienietės lietuvės, ne, rodo make-upus savo. Kažkas dainuoja, kažkas žinai, kad tai yra labai didelė erdvė buvo pasireikšti, parodyti savo kažkokius, auginti savo sekėjus, tarkim, turėti paskui iš to kažkokį verslą, pasidaryti kažką, bet tai buvo nuovoki sistema, net ir reklamai, marketingui ir visa kita. Tai va būtent, ir kai pasidarė, nes, šiaip žmonės gaudavo, man atrodo, tuo metu pinigus už peržiūros, už sekundės kažkiek ten tų pinigų gaudavo, aišku, vis laik lietuviai gaudavo mažai, bet man atrodo gaudavo, dar būdavo tas dalykas. Dabar jau vėl atsinaujino, tik tais Amerikoje ir dar kažkur už TikTok Creative Hub'as ten, žodžiu, minutės video keli ir tenais uždirbi pinigus, ne kontą, bet netame esmė, Lietuvoje, man atrodo, to nebėra. Ir prasidėjo laivai. Ir žmonės pradėjo uždirbti iš laivų, bet va tie visi kontento creatoriai, kaip sakai, make-uperiai ir taip toliau, ne visi ėjo tos laivus, jie toliau kūrė kontentą. Taip. Bet žmonės pradėjo nebežiūrėti to kontento. Visi laukia laivų, intrigų. Kas daro laivus, intrigas, ir prasidėjo visokie, kaip čia pasakyti. Bomžynas, aš tai tik taip, moralinis bomžynas, aš kitaip to nepavadinčiau, gali čia, žinai, kažkas nepykt, bet tai nėra nei galit, nes yra ten tetulių, kurios ir palaiko juos ir ten dar prisijungia į laivus ir sako, kad čia ne jūsų reikalas, kaip žmogus taip užsidirba, bet čia nėra užsidirbimas ir čia nėra kontentas sėdėti nudaužytų snukių, keikti visus, žiūrint į kamerą ir vadinti tai kontentu. Būkim bėdini, bet teisingi, bet čia nėra kontentas. Kažkas iš to darosi smagumą, pažiūrėdami, numesdami dovanėlės, bet aš nesuprantu, kodėl mes remiam, aš sakau mes, absoliutinu lietuvių tautą, kodėl mes remiam bomžus, kodėl mes remiam klaunus, kodėl mes neieškom tiem žmonėm realios pagalbos, kodėl mes jų nesiunčiam į kažkokias klinikas, priklausomybių, kodėl mes jų nevedam pas psichologus, kodėl mes nesigilinam jų elgesio, kalbėdami su psichiatrais ir visa kita, nes tai žiūri vaikai, gali čia tėvai neapsimes, kad savo vaikus prižiūri, bet tėvai savo vaikų neprižiūri,
vadinkim, su internetinė erdvė. Tai yra maža dalis, kurie prižiūri, kurie turi programėlės, sauges ir visa kita, nes kiek tenka pasižiūrėti, pas mus kažkaip neužkliūna iš tikrųjų, man keista vaikų, su visokiais, žinai, ten necenzūriniais žodžiais ir visokiais pasakymais, kad, žinai, ten aš ateičiau, tau švapą paimčiau, žinai, tokiam lygi. Į būn kartais susuk, bet... Ne, aš nekalbu, žinai, masiškai, kaip tu, pavyzdžiui, pas kitus žiūri, ne? Kur kas antras, kas trečias, žinai, sakinys, ten, toks jau taip, žinai, šlykštų, kad aš jau galvoju, ne, čia man juokinga, nei man čia, žinai, jau ką, jau mes išaugom, žinai, tu išaugi iš to amžiaus tokio, žinai. Ir žodžiu, šiaip apskritai yra... tai yra realiai labai didelė problema Lietuvoje, tai yra 24 valandos plus PVM-as, aš taip galėčiau pavadinti. Naujasis TikTokas, nes tu... 24 valandos. Jo, nes tu gauni, darai dalykus, plus tai propaguoja smurtą visiškai. Pažiūrėk, kas nutiko per TikToką, kiek žmonių mirė, kiek nužudė kitus, kiek spjausti ir viskas tai vyko Lietuvoje. Ir viskas tai yra ant prikolo, nes žiūri jauni žmonės ir galvoja, kad tu papizdėlinsi, atsiprašant, ne? Tu parodysi nuogybės, parodysi bomžyną, gersi nuo ryto iki vakaro, sėdėsi tik tokia, kažkas iš tavęs juoksis, muši betlus ir uždirbinėsi 100 per parą, bet taip ir yra. Va kas tai blogiausia. Blogiausia, va tai ir yra. Ir pavyzdžiui, yra, ta prasme, gerai. Ir sako, įmes kliūtą, subaladosiu šitą gaidį, kai obolį karočią. Įmeta liūtą ir jis eina su kamera ir daužo žmogui galvą. Ar čia yra adekvatu? Ne, man tai iš vis labai įdomu, kur čia mūsų mokesčių mokėtojų pinigai nueina. Labai įdomu. E-policija. Jūs nežiūri tokių dalykų. VMI-nas. Facebook'e tai žiūri, taigi, va čia radom tu parašai komentarą kažkokį, kuris kažkam nepatinka. Tu gauni šaukimą. Ten yra labai daug buvę, kurie baudžiakus gavo dėl kažkokio komentaro kitokios nuomonės. Aš nevaidinu net kažkokiais... vadinkim, ten nepykontos kalba ir ten visais tais dalykais yra kitokia nuomonė ir kitoks komentaras, bet kur jūs žiūrit? Kur tai yra, kur yra šitie filtrai? Kur yra mūsų VMI-nas, kur yra viskas absoliučiai, jeigu žmonės sėdėdami bedarbio statuse, biržoj, kurią tikrai prižiūri puikiai, mūsų banko sąskaitas žiauriai prižiūri, nes tik pabandyk gauti daugiau pinigų, iš karto užblokuoja sąskaitą ir klaus pinigų kilmę. Visi bankai ir visa kita. Kur jūs fucking žiūrit, nes tie žmonės pinigus gauna tik į sąskaitą. Tai va būtent. Tai aš irgi, žinai, taip norėčiau, pavyzdžiui, gauti bedarbio ten pašalpą, kuri, tarkim, nuo 4 iki 900, nes 9, man atrodo, yra didžiausia, Maximus, ne? Jo. Gauti va tokį, žinai, ir pastoviai prašinėti. Tai, galima sakyti, kad čia tas pats kaip prie pardės išmaldos prašinėti, žinai. Galima, bet paskirtėje neparašysi išmaldą, žinai, ar kažkaip. Bet supranti, kas yra tie žmonės, kodėl... Aš manau, žinai, kas yra bėda? Kad žmonės rašo parama. Aš nemanau, kad jie rašo parama, bet manau, kad ne tik dėl parama, vis tiek parama, surinksi lemą paramos, blemba. Aš netikiu, kad tas nepaprašys mokesčių susimokėti, bet jie renka po eurą, po 5 centų, po 20 centų, po 2 eurus, po pitaką. Suprantate, pavedimai yra... Jų daug yra ir maži. Va tame yra, jeigu pastaitų pavedimai po stolniką, po 50, po 200, po štuką, tada, manau, tave iš karto... Prisimeni, kai man buvo, kai pradėjau savo pirmą verslą. Mane tik įkrito šaibų daugiau, tą pačią minutę užblokavo visas sąskaitas, viską ir po to rasborinkis tu ten, kad šalit. Tai čia iš vis, čia yra liga ir pavyzdžiui, ne, kaip Nerijus tas, nenoriu čia reklamuoti aš tų žmonių, bet... Galim be vardų, žinai, tiesiog... Su galvom sudaužytom savo prasigėrė. Gerai, vadinkim, gali bet kam atsitikti nuvirtimai kokie, tarkim, nedžedžinkim, žinai. Jo, bet aš turiu omeny, ką noriu pasakyti. Žmogus, viskas gerai, sako, renku ant nuomos, sumeskit man po eurą, ane? Viskas gerai, žmogau. Tau nepasisekė gyvenime, nieko nesakau. Bet kam gali nepasisekti? Bet seni, tu, blet, jau ant nuomos rinki pusę metų, ant naujo būsto, tu visus šaibus prageri, prapizdėlini su savo draugeliais. Ir jeigu tau kas nors parašo neigiamą komentarą, blok. Ir kada įsidirbti? Blok šitą, blok šitą. Aš nesuprantu, kas jiem yra su tuo darbu. Jūs įsivaizduojat, kad... kaip pasakyt,
kiti žmonės nedirba, jūs galvojat, kad kiti žmonės neturi mokesčių sumokėti, kaip aš žiūrėjau, žinai, videkas yra įkeltas, tipo, man čia reikia už internetą sumokėti, už tą vaikelį. Tai čia jisai ir sakė. Visiems reikia už viską mokėti. Ir dar, žinok, jeigu tu nori kažką susikurti, tai dar ir ekstra padirbėti. Ir dar kažką galvą pasukti, ir mokslus visų pirma pabaigti. Jeigu žmogus va kažkoks sėdėtų studentas, žinai, pavyzdžiui, žinai, ir Tai įmestų, yra ten arba barakai, pavyzdžiui, mačiau. kokie Patreonai, Contribui, yra tam tikros platformos, bet jisai, pavyzdžiui, nesėdėtų laivo tik tokį, bet jisai kurtų kažkokį kontentą ir būtų parašyta, renku mokslam, nes ten tėvai neišgali dar kažką. Ar barakų ir maistui ten, žinai. Nu, Tiesiog, vėlgi, ne? žinai. Aš, pavyzdžiui, mačiau vienas vyrukas, kur mes buvom pernai vasarą bare Šventojoj, dainavo jisai ir jisai dabar daro laivus. Tikrai nežinau vardo, bet gal kas nors užtaginsit komentaruose. Labai fainas bičiukas, Labai geras fainas. balsas. Žiauriai gražiai dainuoja, labai fainai jisai sėdi laivuose ir jisai yra pažymėjęs. Renku autoriniai dainai. Wow! Tai su šita tokia, vadinkim, parama, su tokiu pastumėjimu followeriu, ne? Tu skatini žmogų judėti į priekį ir galbūt tie keli šimtai eurų sumesti žmonių jam visiškai naują gyvenimą atvers ir tai jam bus pagalba ar kažkoks tramplynas, kažkur kažkas jį pamatys, kažkas išgirs jo dainą, autorinę ir visą kitą. O kur čia, ble, tramplynas? Ir jis visą gyvenimą galbūt prisimins, nuo ko tai atėjo. Taip, ir jaus tą dėkingumą kažkokį. Galbūt, bet tikrai prisimins, kad nuo ko ir žinos kitą kartą. Ir, pavyzdžiui, kitas atlikėjas, kai jis neturi autoriniai dainai, jisai galbūt duos šaibų, nes žinos, nuo ko viskas prasideda ir kaip yra, bet ne, nublemba, ne telefonui, ne internetui. Visiems reikia mokėti mokesčius. Visiems reikia mokėti mokesčius, visiems reikia iš kažko gyventi. Ir dar skundžiasi, kad va kitiem ten tiek įmetė, kitiem maniek įmetė ten. Vieni kitų šaibas pradėjo skaičiuoti. Jo, nu tai, bet yra žmonių, kurie daro kontentą, kuriem, pavyzdžiui, meta pinigus, kad jie važiuotų į keliones. Žinai, nenoriu sakyti nei vardais, nei nikais, gal nereiktų to iš tikrųjų, bet tiesiog, žinai, apibendrinkim. Bet iš tikrųjų, nu tai jie meta tada, kai tai žmonės mato, kur tie pinigai nueina. Jiem įdomu, nes, nu gerai, tai yra kaip kelionių laidą tu žiūrėtum. Tu, žinai, ten už televiziją irgi mokė. Tai vadinkim, dar, žinai, toks yra sau iš tikrųjų. Bet žmonės ne... Nu, man tai yra žiauru žiūrėti asocialius ir kurie tikrai to nepripažįsta, faktas, ir niekada nepripažins, bet yra labai liūdna. Ir aš nenorėčiau, kad mano vaikas, sėdėdamas internete, iš vis išgirstų apie tokius, nes tai faktas, pamatytų iš klasiokų. Tai žinoma, sakytų, o pasijuokiam, pažiūrėk, koksai ten ar kažką, nei čia jokinga, čia graudu yra. Čia yra realiai graudu, kaip žmonės pradėjo daryti iš tų užduočių. Tai viskas fainai. Vėlgi, kol tos užduotys neperžengia ribų. Ta prasme, tai vėlgi kažkoks, tai yra entertainmentas, tai yra žmonių linksminimas ir taip toliau. Ten jūs pralošėt, daro tą užduotį, jūs pralošėt, daro tą užduotį, viskas yra fun. Nu, kaip Palangoje, žinai, basankė, tipo, pasiimi, žinai, 20 eurų, sumeti koinsų ir bandai žaisliuką laimėti. Nu, tai čia vadinkim irgi kažkoks interaktyvi pramoginė laida. Bet man dar yra neadekvačiau, kad tokių žmonės žiūri tūkstančiai žmonių. Jie rašo ir blogus komentarus ir vis tiek toliau šeria tais pinigais. Šeria. Ir žmonės toliau klimsta. Ir dar kai žmogus pasako, kuris geria kiekvieną dieną alkoholį, kad aš ne alkoholikas, atsiprašau žmogau. Aš tai nelabai suprantu, kodėl jūs iš vis metat, nes jūs jiem nepadedat. Jūs jiem absoliučiai nuo kelienų nupjaunat kojas, kad neitų į priekį. Tai tik gadina. Tie pinigai nieko nepadarys. Aš nežinau, ar tai vis atsiranda naujų žmonių, kurie būna nematę ir tada tipo pagaili. Nu gal. Gal yra taip, nes, nu, aš sakau, man tai net siuta iš tikrųjų kelia ir tai tampa, jie čia tik toko žvaigždės, zuikiai, jeigu jums atjungtų internetą, jūs sėdėtumėt prie barako kokio nors ar prie laiptinės, siemkas gliaudytumėt ir daugiau nieko. Tai... Jau tiek darbų. Net kartais neturiu ką pasakyti. Esmė tame, kad žmonės, jiems siūlo realius dalykus, siūlo namus, kur apgyvendintų, siūlo darbą, siūlo maistą. Nuvežti siūlo, ne kad siūlo nuvežti, paimti. Jie nieko neima, jie bijo tipo visko, jiem nieko nereikia, jie patys čia viską gali. Nes kodėl jiems to nereikia? Nes jiems komfortas, jie meta šaibas, ką manai čia dabar dirb, ką man čia pas kažką į namus gyvent, ką man čia, man sumetė šiandien 200 euriuko, nu palaksiu, nu ir viskas. Nu, tai
Iš ten, žinai, iš to paskui atsiranda tas pyktis, kad tai ko nemetat, metėt, o dabar nebemetat, žinai, nes tu pripranti prie to gero, 100-200 eurų pagalvok, tai yra, žmonės uždirba realiai po 50, sakykime, 40-50 eurų per dieną, dirbdami visą dieną 8 arba 12 valandų. Tai tokia, vadinkim, turbūt vidutinė alga kažkokia. Tai apie ką mes kalbam? Man kažkaip iš vis ir tie visi ten, tie pinigai ir visa kita ir... Bet kuo toliau, to labiau. Vakar mačiau irgi vieną mūsų pažįstamą storį tik tokį kelią, irgi apie šitą sako, ir per žinias rodo labai dažnai tik toko kontento kūrėjus. Ir jinai sako, jinai make-up užsiima ir sako... Gerda linkėjimai tau žiūrės. Gerda tau linkėjimai žiūrės. Sako, nelyginkit mūsų kūrėjų kažkokių, ta prasme, kur kūrė tikrą kontentą savo srities, kelia video, daro laivus mokamuosius, kaip pasakyti. Tai mokomuosius. Mokomuosius laivus, make-upus, ten kiti gal krepšinį žais mokina dainuot, nesvarbu. Ir juos lygina per žinias su tais visais degradais. Tai yra visiškai skirtingi dalykai. Nes, jie nei kontento kūrėjai kažkokie, jie tiesiog yra degradų šou, 24 valandas plus PVM. Yra paprašaikos, kurios tiesiog turi priklausomybę, žinai, įsijungti, sėdėti, prašyti, nes pajuto, ką reiškia lengva, nes kažkada žmonėms buvo įdomu, buvo hypas, norėjo padėti ir buvo, žinai, didelė banga, aš galvoju taip. O dabar visi ateina pasityčiot, arba prisijungia dar tokių gudruolių, kurie sako, kad o kam tau dirbti, jeigu tau ir taip gerai, arba čia nekniskit proto, čia nereikia dirbti ar dar kažką, tai aš nežinau. Arba ne jūsų reikalas, kiek jau surinko man nuomos. Arba ne jūsų reikalas, tai norėtus, kad kažkaip tai žodžiu, darant conclusion šitos temos. Neaukokit bomžom. Rimtai. Yra baisu. Pavyzdžiui, irgi mums parašė tiesiog, mama vieniša, kuri gyvena Lietuvoje, augina vaikus. Aš pilnai suprantu, jinai gauna minimalią algą ir jai yra sunku. Tai jūs tokiem žmonėm padėkit, kurie daro laivus, vieniši tėvai, vienišos mamos, apskritai žmonės, kurie kažką nori, kažką kurti, aš, pavyzdžiui, mačiau, nes tikrai yra vienas vyrukas, atsiprašau, pertraukiau, irgi, žinai, nesakysiu nei ten tų nieko, bet kuris... sėdėdavo, žinai, ir jis hypindavo, aš galvoju, kodėl jisai renka tuos followerius, žinai. Ir jisai pradėjo rinkti pinigus paramai vaikam. Tai tokius žmonės, aš suprantu, kurie, padaro kaip fondą iš to, supranti, kurie padeda, kuriem yra hypas, kurie galbūt apie save daugiau, žinai, irgi praneša pasauliu, žinai, ir jiem yra lengviau galbūt kažkokį pinigą uždirbti kitoj srity, žinai. Tai yra labai graži cirkuliacija ir graži dovana, bet kai tai, aš sakau, aš net norėtųsi, net kartais telefoną sudaužyti, žinai, per tuos, kur, klausykit, aš sakau, aš absoliučiai žodžių neturiu ir kodėl mes vis dar palaikom, vis dar juokiamės iš jų, vis dar galvojam, kad čia labai fain yra tą rožytę, gėlytę, spurgelę numesti ir žiūrėti, kiek jie dar čia temps ar dar kažką. Tai yra tiesiog šlikštu. Aišku, tai yra internetas ir tai, žinai, jame yra visko, bet... Ne, tai visko yra visko, kaip sako, šiandien man internetą jau gana, bet ten tikrai jau yra gana. Pavyzdžiui, aš nesuprantu, ką žmonės mato tose laivos. Ta prasme, aš prisijungiu, pažiūriu minutę laiko. Ir pykina. Ant tiek yra blogai. Ir neįdomu iš tikrųjų. Tu scrollini toliau, ta prasme. Tai vienas žmogus, taigi buvo toksai, nepaėm dabar nei pavadinimo nieko, bet toks stambus. Tai jisai gerdavo pusę litro vodkos iš karto, jam sumesdavo, jis iš pradžių pradėjo ten nuo vandens ar nuo sulčių ar nuo kažko ir po to sako, davai pabandyk vodką. Tai prasigėrė taip, Ir kiekvieną dieną geria. Labai gražu, mūsų visuomenės pavyzdys, nes mes esame visi dėl to atsakingi, tikrai. Čia tikrai 100%. Tik tų žmonių, kurie jie metė šaibas, yra klaida ir kurie skatino, davai dar, žmogus kominis, su mama gyvena, galbūt neįgalus ar kažką, nesakau, bet padarė jį tokiu, o iš to išeiti, tai žinokit, ne piragai. Aš manau, kad tu tikrai organizmas pripranta prie tų medžiagų, jeigu tu net nebuvai linkęs į alkoholizmą. Ir dar po pusę
litro ant karto. Ir dar, žinai, psichologinė prieraiša yra, sakykime, prie interneto. Aš tai galvoju, tas ir tas toksai, žinai, norėjimas tų žmonių dėmesio. Galbūt dėmesys. Čia pasidaro kaip žvaigždžių liga, turbūt, žinai, kokiem atlikėjam, kai tu nebegali be to. Tai aš manau, kad čia irgi yra panašiai ir tas yra labai liūdna. Aišku, kiekvienas, žinai, užsidirba būdais, kokiais moka, bet, nu, nafik tą daryti. Jau geriau, žinai, rankdarbius darytų per laivą ir pardavinėtų, tai man negaila būtų, žinai, tada tikrai kažką daryti. Tai tiesiog, vat. Žodžiu, toks tas TikTokas, tokia ta realybė. Kas žiūrėjo, tas žiūrės toliau, kas metė, tas mes, bet dėl to yra labai gaila ir apmaudu tiesiog. Ir yra žymiai kitų geresnių organizacijų. Jeigu įsivaizduokit, kur būtų metę jiem, būtų sumetę šunų prieglaudom ar kažkam, būtų žymiai labiau padėję, negu tiem žmonėm toliau ristis į dugną. Tai, manau, šitą temą tiek. Įsikrovėm taip normaliai. Sveikinam Silvestrą Beltę. Su Eurovizijos laimėjimu. Šaunuolis tik į priekį. Luktelk. Oi, buvo mano favoritas, buvo ir kita daina, kuria visai nieko buvo, skambėjo. O kuri patiko tau daina? Man patiko tie, kaip Scorpions, aš čia Scorpions vadinu. Shower, jo. Scorpions. Tai dėl tų balsų labai nesinervinkit, nes vis tiek būtų nieko nepakeitę. Vis tiek tie balsai yra priskaičiuoti. Aišku, nieks nežino, čia žinai, čia tie balsų tie skaičiavimai visada atrodo, bet nu kam reiktų dramų? Nu kodėl? Nu blemba. Šitiek metų, žinai, organizuoti kas metus Eurovizijas, kitus projektus, daryti balsavimus, žinai, dirbti su auditų įmonėm ir tipo, pamiršom balsų biškiai. Nu jo, iškrito iš kašiko. Yra kaip yra, bet žodžiu, vis tiek nugalėtojas nebūtų pasikeitęs pagal suskaičiuotus tos visus balsus. Taip. Ir esmė tame, kad surinko nemažą sumą pinigų Silvestrui, kuris galės juos panaudoti savo geresniam šou Švedijoje. Tai va. Tai linkėjimai, smagu, džiaugiamės. Labai fainai, jo, aš tai. Ir ne todėl džiaugiamės, kad esame jauni ir patinka bum. Ne, tikrai ne. Bet džiaugiamės tiesiog nuoširdžiai, nes pagaliau ne tiek, kiek jaunimas įsiuntė, bet jaučia muziką. Ir kaip močiutės visokios rašo, ten bebalsis nesudainuoja, ar ten nepataiko, blemba, nu. Jo, žinai, būkim bėdni, bet teisingi. Eurovizijos finalas buvo geras, gerai dirbo garso režisieriai, nes dainavo gerai visi. Tikrai. Ko nepasakysi per pusfinalius, tai čia tikrai jau, kurie buvo akmenys numesti, visi dabar tikrai išimti atgal, nes tikrai visi neblogai dainavo ir viskas buvo tvarkinga, žinai, ten paskui patinka, nepatinka prasideda, bet čia tik tai tiek. Žinai, parduotuviai betonas ne kiekvienas patinka, ne kiekvieno, žinai, kepėjo. Tai normalu, bet nežinau, kodėl, žinai, ne visada reikia įsivaizduoti, kad būtinai stiprus balsas yra žmogus, kuris gali dainuoti ir moka dainuoti. Tai yra visai daug kitų dalykų, tembrai, spalvos, dar kas nors, žinai, nu tai... Bet ir norėt pasakyti tą šūdą. Tai būtent ir kam tą šūdą pasakyti? Ir sakyti nežinant, sakyti, kad žmogus be išsilavinimo, tai jie labai klysta, nes jisai yra su muzikiniu išsilavinimu. Aš tai galiu garantuoti, nes aš tai puikiai žinau, nes mes mokėmės ten pat. Ir ta prasme, žmogus... O galų gale net jeigu ir nėra to muzikinio akademinio išsilavinimo, bet jis yra... Vis tiek, tu negali muzikuoti be muzikinio išsilavinimo, net jeigu jis nėra akademinis, jis gali būti kursinis, jis gali būti tiesiog tu groji bende, tiesiog pats dainuoji, tiesiog domiesi, nes kas iš to, kartais tas akademinis išsilavinimas, akademijose labai daug yra žmonių, kurie daug ko nemoka, daug ko nežino, niekada nemokės ir nežinos. Tiesiog, taip kartais būna. Ir kartais yra net už borto pasilieka žymiai talentingesni žmonės, kurie turi daugiau gabumų. Ir čia absoliučiai net negalima sakyti, žinai, kad ir tas įsilavinimas kažką reiškia. Aišku, jisai iš vienos pusės reiškia, bet iš kitos pusės, žinai, gali nieko nereikšti. Tai nustokit šnekėti šūdą, kas nieko nenusimanot. Visai, ką yra tik tai, žinai, atsiprašau, pertraukiu, žinai, lembu užsivariau čia, žinai, man labai. Bet apie muziką gali būti gražu arba negražu, patinka arba nepatinka, bet jeigu tu neturi vapšė žalio supratimo, nu kam šnekėt? Tai nešnekėk geriau. Tai žodžiu, visokiojo pasiekmės, smagiai patūsink, praleisk laiką, patek į finalą, koks skirtumas, kokią vietą finale, svarbu būtų gerai, smagu, daina nebloga, tikrai daugam sueis.
Ir Lietuvoje ir taip jau hypas didelis. Jo, smagu, Kaip man tai žinot, labai faina. kuo didesnis hypas, tuo didesnis nusivylimas būna, tai nereikia užsihypint. Jeigu praeisi finalą, jau būsi maladėts, o kaip tenais tam finale, tai mes patys Galų gale žinom, kaip viskas apskritai, vyksta. Tai... net jeigu ir nepatinka kažkam šitą dainą, nepatinka kaip žmogus atrodo, žinai, nepatinka balsas kaip skamba, Bet tai tai yra normalu. taip, yra normalu, bet tai yra mūsų atstovas. Mes turim jį tiesiog palaikyti. Kam pilti šūdam, žinai, būti ekspertų 24 valandas ir niekame nematyti to gėrio kažkokio, žinai, kažkas išsirinko valio. Nepatinka daina, nepatinka žmogus, bet tu tiesiog, bet supranti, nėra tos tokios moralinio palaikymo, žinai, mes visuomenė nesam taip morališkai dar pribrendę, tiesiog palaikyti, nes tai yra mūsų atstovas, mūsų šalies. Rostėlė, matai, kas yra, žmonės yra labai pikti, labai pervargę nuo darbų, nuo gyvenimo ir tiesiog nori įsilieti, tai tą ir daro, bet galų gale vis tiek manau, kad daugelis palaiko ir tie patys žmonės pikti. Tie patys žmonės visą laiką, kaip sakyt, vis tiek palaikys, nors jie ir pikti, nes, nėra kaip kitaip. Jie tiesiog taip yra. Pavyzdžiui, tau nepatinka laida, bet tu vis tiek ją žiūri. Tau nepatinka kažkoks renginys, tu parašai blogą komentarą. Vis tiek įvažiuoji. Tu įvažiuoji. Taip, tau nepatinka Kaziuko mugė, bet tai ir per kirės tainis. Taip yra. Tiesiog. Ir, žodžiu, visokeriopos sėkmės. Tai va. Like and share. Turim dar truputėlį laiko ir gavom vieną laišką. Mes jūsų prašym praeitą kartą. Siūskit laiškus mum su... Primink. Su situacijom. Su įvairiom situacijom, kokios jums... Žinokit, mano galva visiškai yra žiūvus. Laišku su situacijom, kokiom gyvenime norėtumėt gyvenimiškom situacijom pasidalinti su mumis. Taip. Arba kažkokią turit situaciją, kuriai reikia patarimo, pagalbos, vadinkim, žodžiu. Tai va, mes sulaukiam vienos moters prašymo patarti. Okay. Ir va dabar paskaitysiu situaciją. Darysiu e-mailą ir pasižiūrėsim. Taip. Davai. Tai rašo, sveiki, esu, Ja. Man labai patinka jūsų kuriamas kontaktas, jūs pradėjau stebėti jau senai TikTok'e ir labai jūs myliu ir stebėsiu toliau. Ir norėčiau pasidalinti tokią istoriją. Pastaruoju metu susidūriau su iššūkiu, kuris galbūt bus įdomus jūsų klausytojams ir reikia patarimo. Mano vyro elgesys, kuris kelia abejonių dėl jo neištikimybės. Mano situacija aprėpia tai, kad vyras daugiau laiko leidžia su draugais nei su manimi, ką aš suvokiu kaip galima ėjimą į kairę. Norėčiau patarimo, kaip šitoje situacijoje man reikėtų elgtis ir ką galvoti, nes jau su vyru nebuvau išėjusi daugiau negu pusę metų niekur kartu, dažniausiai tik su draugėmis arba draugėmis pas mane, o jisai visą laiką savaitgalių švenčia vienas su draugais ir niekur manęs nesiima. O kai paprašau, kad galėčiau varyti kartu, sako, tau vis tiek bus neįdomu, nes pas mus šaika tik bernai ir tau nebus nei juokingi nei mūsų prikolai, nei ką mes ten prigėrę pezam. Ačiū jums labai ir sėkmės, žodžiu. Tai va, turim tokią situaciją. Tai iš bičio puštės pradėk tada čia reikštis. Ne, tai jau kokios mintis, kokios... Blemba, matai, iš bičio pusės, aš nesu tas bičas. Ne iš bičio pusės, tiesiog, ta situacija, žinai, kaip tau atrodo. Keista situacija. Pavyzdžiui, aš taip nežinau, aš taip nesielgčiau visų pirma, tai ne mano būdas, ne mano mūdas. Man nėra smagiau laiko leisti su draugais, negu leisti laiką su tavim. Niekada taip nedariau ir man keista tiesiog tas suvokimas, nes man, pavyzdžiui, su draugais tas varimas, jeigu kiekvieną savaitgalį pusę metų, klausimas, ar čia tikrai draugai ir aš nežinau. Vis tiek, su antra pusė tu turi leisti laiką, tai nereiškia, kad tu turi kiekvieną savaitgalį varyti su antra pusė, viskas ok. Iš vis išvarimai kiekvieną savaitgalį tai yra, nesąmonė man. Aišku, jeigu tu dirbi, žinai, nuo pirmadienio iki penktadienio, ar tu nesimatai ir dar tu savaitgalius, žinai,
neleidi draugė, tai jūs tampat kambariokai. Va tik tiek galiu pasakyti. Nu, realiai jo, galbūt net nėra to santykio, neparašė gaila, kiek metų kartu Jo, yra. jo, Neparašė, kiek metų kartu ir ar susitokia, ar tiesiog draugauja. Bet, parašė mano vyras. Tai reiškia vyras. Vyras. Tai, vis tiek, žinai, sunku pasakyti, čia, žinai, tas vyras Nu gali jo. būti ir po 10 metų draugystės ir po metų, tai, žinai, sunku. Nu jo, bet esmėtume, aš to dalyko visiškai nesuprantu, nes man smagiau yra laiką leisti su tavim, tu taip pat, žinai, daug metų tai vyksta, jeigu aš varau su draugais, o tai būna labai retai, nes tų draugų čia aplinkui dabar iš viščianais Islandijoje nelabai. Bet gerai, ne apie tave. Tai aš neturiu kaip papasakoti. Neturi ką pasakyti, ne? Ta prasme, man tai atrodo nėra normalu. Jeigu tai būtų koks vienas savaitgalis per mėnesį, that's okay. That's okay. Jinai su savo draugais, su savo draugiam, tu su bernais, jūs pajudat, grįžtat namo, that's okay. Bet kiekvieną savaitgalį tai yra, nesąmonė. Tai yra bullshitas. Ir ar tai yra neištikimybė? Tai gali būti potenciali be abejonės, nes eiti į barus, dažnai tose pačiuose spotuose tu gali sutikti tos pačius žmonės. O kai tai yra alkoholis, o jeigu dar, žinai, tu atvariai po pykčio, po barnio, tai va. Bet, žinai, ką aš noriu pasakyti, kad, žinai, žmonės yra labai labai skirtingi. Žinai, vieniem, va, kaip sakai, tu to neįsivaizduoji. Kitiems, žinai, reikia tos erdvės daugiau. Mes pratę, žinai, visada dalintis ir visą kitą, žinai, tai yra tų santykių visai kitokių, bet aš tai galvoju, kad pirmiausia, tai reikia tiesiog, nežinau, va, ar jie kalbėjosi, nesikalbėjo, tiesiog reikia pasikalbėti. Tiesiog atsisėsti. Pasakyti, kad, žinai, mes visai nesimatom, aš norėčiau daugiau su tavim leisti laiko, turėkim, davai sudedam santykius į taisyklės, žinai. Kartą per mėnesį išvarom su nakvynė kažkur, žinai. Kartą per savaitę mes nueinam į 2 valandų pasimatymą. That's it. Jeigu kitas žmogus to nepriima arba priima tik tai tavo norus kaip priekaištą ir sako, ai, žinai, čia nesąmonė, man geriau bačiukais pagert. Tai žmogau, tada tu būk vienišas, nes santykiai yra darbas. Ir jeigu tu matai, kad tavo antrai pusiai skauda ir tau neskauda, tai neturi ateities tada. Ne, tai visiškai tada jo. Aš pilnai su tavim sutinku, reikia tiesiog, ką jos vietoj reikėtų padaryti, tai neįtarinėti nei kažką, nei ten ieškoti galų. Neįtikrinti iš tikrųjų, ne, bet tiesiog atsisėsti, pasisodinti vyrą ir sakyti, davai pasikalbam, padėti telefonus į šalį, kad dėmesio nukreipimo jokio nebūtų ir taip toliau. Ir tiesiog atsisėsti ir pasikalbėti, pasakyti tiesiai, šviesiai, kas nepatinka, dėl ko taip yra, ar dėl kokios priežasties neįma. Ir jeigu sakys, kad nes čia bernai, nes čia draugeliai, tai nepasiteisimas, tai netinka. Tiesiog turi pasiūlyti laiką praleisti kartu jam. Jeigu žmogus pats to nesugeba padaryti, galbūt nesugalvoja kaip, gal nėra romantikas ar kažką, bet nereikia tokiu būti, tiesiog pasiūlyti pavalgyti vakarienės ar kažką. Net kavos nusipirkti statoilą, žinai, tiesiog. Tai ir žiūrėti, kaip tai sureaguos, jeigu yra smagiau šeštadienį pulo bare pagerti. Matai, dar žinai, kas dar ne visi moka kalbėtis, ne visi moka pasakyti, ką skauda, ar kitas išgirst kritiką. Išgirst kritiką yra labai sunku. Tada, jeigu neturit šito momento, pirmiausia, reikia pradėti mokytis nuo to. Aš sakyčiau. Nes pasakyti, kas nepatinka ir išgirsti, kas nepatinka, tai yra pirmas dalykas, kurį turėtum padaryti tik pradėjęs draugauti. Ne tik pradėjęs, jau sakykime, jau pabuvęs, žinai, kurį laikas žmogum. Ja. Ir norėdamas santykius perkelti į kitą etapą, tu turi tą padaryti. Aš galvoju, nes kitaip tai yra tiesiog, tai niekur neveda tada. Aš manau, reikėjo tiesiog atsisės, pasikalbėti, įspręsti šitą problemą. Jeigu problema nesisprendžia iš vienos ar iš kitos pusės, eiti skirtingais keliais, nes tiesiog tapsite kambariokais ir niekur. Nes jeigu tu viskas yra gerai nesimatyti, visi žmonės dirba nuo ryto iki vakaro. Jo. Bet tada tą laiką, kurį leidžiat kartu, leiskit kokybiškai ir negali aplinka ir draugai būti prioritetas, jeigu santykiai yra geri ir stiprus. Ir čia tikrai nėra tas, kad, žinai, oi, mūsų draugystės nei vyrai, nei moterys nesugadins. Aš netikiu šituo. Aš netikiu šituo, nes šeima turi būti prioritetas bet kuriuo atveju, nes draugai, žinai, mėgsta kartais intrigas, pažiūrėk, kaip yra su geriausiam draugiam, geriausiais draugais. Taip. Staiga, žinai, visi, oi, fainai bendrauja, staiga žiūri, kad tavo geriausia draugė su tavo vyru jau kavą pradėjo kas antrą dieną namie gert. Ką žinau, žinai, jeigu kažkam tai yra normalu, sveikinu, bet tai nėra normalu. Tai va, tai tokios įžvalgos, žiūrėk kaip geriausia. O Jėzus. Mūsų čia mūsų saulutė. Jūrų kiaulytė. Jūros kiaulytė saulutė.
Tai va. Biškit čia triukšmauja. Norėtume gauti ir daugiau tokių istorijų panašių. Ir šiaip ką jūs manot, pasidalinkit komentaruose, nes labai įdomu, kaip jūs įsivaizduotumėt. Jo, kaip jūs galvotumėt spręs, pavyzdžiui, sprendimą, šitą situaciją, sprendimo būdą parašykit. Problema yra, reikia ją įspręsti. Tai parašykit, kaip jūs spręstumėt šią problemą, tikrai labai įdomu. Ir siūskite mums laiškus, netikepod@gmail.com. O, žiūrėkit, mintinai išmokęs. Man atrodo šitaip. Užrašysiu apačioje, editindamas video, tai galėsit pamatyti, parašykit, tikrai įdomu. Tiesiog istorijų apie gyvenimą, galite apie tos pačius tiktokerius. Apie beleką iš tikrųjų. Apie beleką. Tai vat lauksime ir tikrai būtų įdomu panarplioti, paanalizuoti, pasidalinti savo mintimis. Taip, ir galbūt šiokia tokia jau patirtim užkaupta. Nu, šiek tiek yra, šiokia tokia, žinai. Šiokia tokia. Tai va, su jumis buvome mes. Netikė, Mariukas. Ir Rositėlė. Sekite mūsų kontą Instagram'e. Like, share ir subscribe.